Bet ir sausam ore yra, pusė vandens. Čia vanduo. Ir mulčią, kai mes uždedam, tada po mulčių yra vėsi žemė, o oras šiltas. Ir jisai nusileidžia per tuos tarpelius ir tada, kaip ant tokio šalto stiklo, ar ant akinio, ar ant tokio šalto butelio, atsinešam šiltą orą, aprasoja jisai. Drėgmė iš oro. Čia ant žemės ta drėgmė gaunasi. Jinai gaunasi ir dieną ir naktį pastoviai. Kuo šilčiau, tuo netgi ten daugiau drėgmės gaunasi ir todėl nereikia laistyti. Todėl ateina palaistymas. O kai žolytė tokia, smulkiai yra, kiti turi šieno, čia yra šienas šiltai dar stambesniai yra. Tai galima sudėti nuo vejos nupjautos, kur graži žalia žolytė, kaip mulčia. Mulčiuoti galima viskuo, visokią organiką. Tu uždėjai, nedidelį sluoksnį gali uždėti, nes kitaip oras stipriais, jinai labai tankiai, labai tokia tankiai. Aš turiu vėjas paras, tai ten 10 cm galiu uždėti. Ir jinai susivirškina per savaitę, per 2, tai nelieka. Bet netokį gražų, kaip čia nupjovė. Ilgėliam tenai, tai stambių augalų yra. Kiečiai tenai va, nendrės. Tai tada tu jo gali dar daugiau. Beje, visą laiką žiūrim, kad tik tai oras prieitų, reiškia, vejapjovės 10 cm, šienelio gražaus kažkokio dataliukų, tai žiūrėk jau 15 gal galima padėti. Tiesiog pasižiūri, kad oras prieitų. Aš tai negi pakeliu, bet manęs pavodau tą mulčią, kur mes tiesiog šiandien neturime. Čia tik tai pirmą kartą taip pat suprasti reikia, o paskui nieko to kiekvieną kartą tikrinti nereikia, tu tiesiog jau išmokai vieną kartą mulčiuoji, nieko nebetikrinti. Iš akies tada jau, kad žolytės tiek uždedi, šienelio, žiūrėk jau tiek, jeigu stambus šienas tai jau tiek, jeigu šiaudai tai gali tiek uždėti, jeigu su stakarais šienas tai jau tiek gali uždėti. Tai yra ir patrešia, nes iš jo gaunasi. Jeigu čia būtų smėlis, mes uždėtume mulčią, jisai susivirškintų ir pasidarytų juodžemis. Po truputį, bet pasidarytų juodžemis. Tai mulčias yra traša, mulčias yra drėgmė, kaip sakiau, jeigu uždedam. Mulčias tai yra gyvybė, tai mūsų dirba paskui visus darbus. Ten visi ir vabaliukai, ir nudikdžiai. Mes uždėsim, kai turėsim sukas žemę, mes uždėsim mulčią ir iš čia nesudiks. Ant plikos žemės piktžolytės sudiks, sėklų čia yra visur, ir čia, ir ten. Šičia nesudiks, jeigu mes užtankus. Mesgi nupūdom šitus, tai ten daug. Tai va, todėl mes norim mulčią uždėti kuo daugiau, kad nereikėtų ateiti kas savaitę ir naujo uždėti, ne? Ateinu ir vėl, aš norėčiau uždėti, ir mėnesį laisvas, 2 mėnesius, 3 mėnesius laisvas. Ir paskui ateinu susirinku derlių, taip aš norėčiau. Ir apspjaunam savo kiemą, tai kas tada gaunasi, kad mes turim tokią atliką, o ją galim puikiai panaudoti, labai, labai tinka. Tiesiog sumulčiuojam. Ir kadangi jinai tokia smulki, ją labai lengva uždėti. Daug kartų uždėti reikės, bet tai padaryti lengva. Gerai. Aha, tai galėjau daug pasiūlyti. Kai kitais metais bus arba galima bus mulčia kažkiek. Nelabai sunku. Pademonstruosim ant tiek. Gerai. Matot, šitas kasė kokius pusvalandį, o čia 5 minutės. Ir abudu Fokino plokščiapjovės, vaskarės fokina, tai yra labai puikus dalykas, jos parduodamos 2, būna tokia didelė, tai su jie nieko nepadarysi, nes jinai skirta suartai žemė, o mes gamtinė žemdirbystė turim ir velėnos, ir viską. Tai kai mes turėsim daržą, mes užauginsim kažką, tai ten bus mulčiuota ir mums reikės tada pavasarį vėl kažką sėti. Tai mes nuimsim tą mulčią, labai gerai, kad mes galim nusimti jį ant velėnos, nuimsim mulčią ir tada mes matysim kažkiek tai piktžolių pridygę. Ir jeigu pasėsim, piktžolės jau auga, o mūsų sėklytės dar tik
pultis, tada ravėjimas ir taip toliau ir taip toliau. Todėl mes galim su šitų dalykų urvą pašalinti. Tiesiog paskutam patį paviršių. Šaknis tenai toliau lieka, nesvarbu, jos dar geriau, kad lieka. Tenai mes prasysim. Su kauptuku aš irgi sakydavau, kad reiškia, galite daryti. Ir paskui pabandžiau su kauptuku